Dažniausiai tikriausiai vėlgi visi angliavandeniai metami į tą patį maišą. Čia didžiausias yra blogis. Angliavandenis nelygus priklausomai nuo apdorojimo pačio. Žinot, niekas nevalgo paprastos bulvės, visi valgo bulvytės fri arba bulvių košę. Taip? Tai va čia yra tas ir skirtumas. Jeigu mes imsime kuo mažiau apdorotą maistą, tuo mažesnė tikimybė, kad mums reikės kažką išmesti iš savo mitybos raciono. Galiausiai suvysi tokį dalyką, kad visur bus svarbi energinė vertė maisto. Nuo to nepabėgsim. Tikrai nepabėgsim. Žmonės, kurie sako, kur kalorijos nėra svarbios, jos bus galiausiai svarbios taip pat. Čia žmonės šiais laikais paslysta ant to. Aš valgysiu sveikai, tačiau man nieks nesigauna. Vis tiek mes negalime nuvertinti energinės vertės produkto, kad ir koks jis būtų sveikas. Taip, mikroelementų, makroelementų kiekis yra svarbesnis, bet kiekis lėkštėj taip pat, taip sakant, diriguos, kiek mes ko galim suvalgyti galiausiai. Ar universaliai reikia išmesti angliavandenius? Ne. Ar reikia stebėti apdorojimo jo būdą ir visus priedus? Taip, reikia. Ir aišku, su kuo mes tai valgom. Kad ir gerai, aš paimsiu sveiką angliavandenį, bet jį su Kijevo kotletu valgysiu. Nu vis tiek nesueina. Arba aš gerai, aš turėsiu galbūt ir tą pačią vištieną, bet bus morkos salotos su majonezu ir česnaku. Ir vėl mes pralaimim čia. Čia majonezas pralaimi šiuo atveju. Jeigu mes žiūrėsime į tai, kad dar žmogus turės dienos bėgyje 3 patiekalus, tai yra jau rizika, ypač jeigu jis jau mąsto apie tai, kad jam reikia koreguoti kažką savo lėkštėj, kad jis kažkur pervalgys.